Labas, saulikė šviečia, į lauką kviečia, mes laukia, bet mes nebusim laukia, einam kodint. Ne kodint. Kodint. Einu į savo oficialį. Šiandien svarbi diena, dar vienas pokalbis. Pokalbį jaučiuosi pasiruošęs. Jo, tai šoks į tą pokalbį, bet prieš tai, žinoma, prieš tai pakodint. Kur Pelė? Grigonis, visi pažįstam Grigonį. Va, Grigonis, pūkšt, paklikinam ant Grigonio ir iki šiol tu gaudavai numesdavo tiesiog į žaidėjo statistikos puslapį, bet aš sugalvojau naują įrankį, kuris gali būti, šitas naujas įrankis gali būti the next big thing, kuris man gali privilioti naujų userių, pavyzdžiui, kokį 100 naujų userių, nu arba gali neprivilioti. Ir tu paklikinai čia ant Grigonio ir tave meta į naują puslapį, čia man arčiau. Man tai atrodo labai gera idėja. Tikiuosi, kad iki šios savaitės galo pabaigsiu šitą įrankį, vakar aš jau jį pradėjau kurti. Šiaip, manau, reiktų gero pusdienio ir aš jį užbaigčiau. Aš turiu tokį fantasy chatą. Ten pasikviečiau žmonės, kurie mane paremė mano projektą. Ten yra apie 20 žmonių. Jau jam pasakiau apie šitą naują toolsą. Jie excited. Dabar einam su žmona į šokius. Pranešiau apie tą įrankį Gimistats rėmėjam, jiem visai patiko, jie paprašė daugiau funkcionalumo, aš pridedu daugiau funkcionalumo. Čia yra tas naujas įrankis. Tu gali greitai identifikuoti fantasy žaidėjus, kurie yra geresni, pavyzdžiui, už tavarės arba blogesni. Manęs žmonės paprašė, kad pridėčiau filtrą, kur galėčiau išfiltruoti žaidėjus pagal kreditus. Eilinį kartą užsižaidžiau. Galėjau daug padaryti, bet noriu padaryti, idealiai noriu padaryti, kad user experience būtų, tiesiog tobulas. Filtro dar nesukūriau, bet beveik. 85% padaryti. Šiandien dieną uždarau. Let's go. Ne let's go. Bye bye. Šeštadienio rytelis. Savaitgalį gal dažniau darau daugiau filmavimo sesiją. Reklamuoju savo projektelį, pitchinu. Ir ypatingai pitchinu fantasy žaidėjam. Reikia sugalvoti dar kam daugiau galėčiau pitchinti, dar kur galėčiau video kelti. Bet nepamiršiu ir koduko. Pasirašysiu, negaliu tą patikėti, pasirašysiu pirmą savo website testą. Pirmą kažkokį testą. Neįsivaizduoju, nesu to daręs, neįsivaizduoju ką ten daryti, kaip ten parašyti, bet išsiaiškinsiu. Parašysiu pirmą testą. Tai toks planas. Pafilmuoti video ir parašyti testą. Labas rytas. Vaikštai darbo pokalbis. Online aš šneku darbo pokalbis ir manęs būna klausia, sako, ar esi rašęs testus? Aš nesu rašęs testų. Ir šiandien šitas atsakymas pasikeis. Kitam pokalbį aš jau sakysiu, aš esu rašęs testų. Aš tikiuosi, kad taip galėsiu sakyti. Pasirašiau pirmą testą, super paprastą. Jis tikrina API endpointą, ar endpointas grąžino duomenis. Galiu kažin rodyti? Tai iškart galiu. Pasiema endpointą, žaidėją paprovaidinu, bet čia jį hardcodinau žaidėją, tai turbūt čia nėra labai gerai. Ir turiu gauti atsakymą 200. Dar galėčiau nurodyti sąlygą, kokį atsakymą turiu gauti, tarkim, nežinau, kiek žaidėjų turėčiau gauti, tarkim, vieną, Marius Grigonį. Sukurti unit testą, ar čia future testas, ar čia vienas ir tas pats. Vienaip ar kitaip sukūriau testą, jis ranina, jis veikia, tai dabar kai kodinsiu, krepinsiu kažkokių tai naujų future'ų website ir kiekvieną kartą pakodinės, pakrepinės galėsi paraninti testas. Pasižiūrėti, ar vis dar funkcionuoja mano API endpointai. Šiaip turbūt galėčiau susikurti visiems API endpointam testus, o reikėtų kurtis atskirus kiekvienam, ar galėčiau sukurti visiems endpointam vieną testą.